Keliame su Nika per tiltelį ir eisime aplink Kurtuvą. Kelias čia ne kažin koks. Bet uogyčių dar yra. Galim pasirinkti. Tik tiek, kad šlapia ir nenorisi rankų tepti. Va, turiu lazdą. Jeigu smukčiau, nes čia galima ir smukti. Meldai jau parudavę, eglutė žaliuoja. Na ką, keliaujam aplink takučiu. Pasimato laukymė. Čia ir spangolynų yra. Ir pušaičių pradėjusi dygti, bet joms sunku augti, nes po apačia irgi vanduo yra. Čia žemės sluoksnių netiek daug. Na ir matosi žvejybinės vietos, kur vyrai nepatingėja ar moteris atsinešti ir lentų, kad galėtų atsistoti prie krašto. Na ir va taip atrodo Kurtuvos vidurys. Mano tikslas apeiti aplinkui ir grįžti sveikai ir gyvai, neįkristi niekur į duobes kažkokias tai. Kaip Nika galvoji, pavyks mums? Vėjai net ir toliau atsinešę padėklų, o keliukas atrodo kaip ir džiunglės šlapynė. Aplinkui meldai eini toks tuneliuku. Vaizdas nuostabus. Aš irgi pasinaudosiu žvejų vieta. Ypač įkalnėn miškas gražiai atsiskleidžia, geltonuoja, žaliuoja ir vandenį vaizdas atsispindi. Ruduo yra nuostabus ir šiandien dar ir saulė liktai nori lysti, tokia apniukusi, bet visai dar nieko diena. Jau daugiau nei pusę apėjau. Takas panašus, pliurzynė. Šliurpšėjom abudu su abidvi su Nika. Na, pažiūrėsim, kas laukia mūsų toliau. Senai buvau. Įdomu pažiūrėti. Išėjau laukimėlę tokia, kur mažiau apaugę. Nika rado kažkur įsivolioti, vėl įsikvėpins be proto. Mums tie kvepalai nelabai patinka, bet jai tinka. Taip atrodo iš kitos pusės Kurtuvos ežeras. Čia spangulyčių nedaug matosi, nors pačių spangulių lapelių yra, bet uogų nelabai matyti. Va viena. Tiek lampuot dėl tiek uogyčių neverta. Bet čia panašu, kad takas baigėsi jau. Gal ten dar ir tęsis. Yra kažkur eina ten toliau. Žvejai įsigudrinai net ir šlapioj vietoj laužą susikurti. Na va, kiek reikia maklinti, kad pagautum kažkokią žuvę. Kyla vėjukas, drumšia vandenį. Čia žvejai ištrypia, gali prie pat kranto prieiti. Dugno nematyt, matyti ir gilučiai yra toj vietoj. Užutekėliai įvairūs. O ten kanalas kažkada buvo ten sujungta, dabar jau ne.
Laikas nuo laiko va tokie yra kanaliukai, kuriuos reikia perėti ir netaip linksma. Čia toks kaip ir užutikis nedidelis. Tai dabar va reikės maknuoti vėl. Belaukdama manęs pirmin atgal maknuoja. Nikutė, eina man ten. Eik. Va kokie pagilėjimai būna nuo laiko. Ai, su pašlapai biški. Eik, ašgi paskui tave. Tu 4 varomais tau geriau. Eik, nestovėk čia toj baloj. O, 4 varomi vis tiek gerai yra. O aš 2 varomais, 3 lasdada turiu. Jau kelio etapas paskutinis, po to jau mišku. Dabar beliko pereiti šitą lieptelę ir po to ramiai jau mišku. Šiandien bus pasivaikščiojimo užduotis įvykdyta.